Mes judame toliau paciento kelyje ir turim stotelę diagnozė. Ir Jolita, noriu jum užduoti klausimą. Taigi, jūs keliavote į Vilnių, siekdami gauti konsultaciją. Ir papasakote, ką sužinojote tenai. Ten buvo padarytas tyrimas ir testų pagalba ir buvo mamai įvardintas Parkinsonas. Ne ta diagnozė iš tikrųjų kokia buvo. Ir toliau sekė ne tie vaistai, kurių reikėjo. Ir po pusės metų nusprendėm kreiptis į Santaros klinikas, būtent patikslinti diagnozę, kur gavom tikslę būtent pagal MRT tyrimą, pagal tos dienos jau būklę, kokia yra tikslioji diagnozė. Ar jūsų išsilavinimas turėjo įtakos tam, kad jūs įtarėt, jog diagnozė yra neteisinga? Taip, aš pati pirmoji pasakiau, kad aš nesutinku, nematau jokių Parkinsono požymių apart kalbos sutrikimo, nes tuo metu prižiūrėjau ne vieną Parkinsoną sergantį žmogų, tad nemačiau kitų priežasčių. Dabar aš tą suvokiu, kodėl tai buvo nustatyta, nes jai gaunas dešinės pusės atrofija realiai ir gydytoja pamatė šiek tiek dešinės pusės sutrikimus, bet tai nebuvo pagrindinė esmė. Ar sutiktumėt su tuo, kad jūsų seserys iš esmės nebūtų sunerimusios, kad kažkas ne taip ir kreiptųsi tikslinti diagnozę? Jos nesutiko, iš tikrųjų, tai buvo dideli prieštaravimai ir sakė, kad mes nevažinėsim po visą Lietuvą ir neieškosim specialistų su diagnoze, kuri mums labiausiai patiks, bet visgi laikiausi savo ir tai pasiteisino. Kiek metų yra jūsų mamai dabar? Dabar 59. Ir kaip diagnozės faktą priėmė jūsų mama? Iš viso, kaip įvyko pats diagnozės sužinojimas ir kaip jinai jį priėmė? Grybo gatvėje, kai pasakė, kad jai yra Parkinsonas, tai labai iš tikrųjų neprofesionaliai buvo padaryta. Ta diagnozė buvo kaip ir tiesiai šviesiai pasakyta į akis ir daugiau nieko nepaaiškinta. Nei ką daryti, nei kaip, nei kur toliau važiuoti, kreiptis. Tad mama tikrai buvo su ašarom akyse, labai verkė. Mes stengiamės ją nuraminti, bet vidinė ta būsena, šokas buvo labai didelis. Ir kokį poveikį šita žinia turėjo jūsų gyvenimui? Tas faktas apie jūsų mamą. Suvokimas, kad kažkas vyksta, tai tikrai buvo. Mes matėm akivaizdžiai, kad kažkas yra, kad trinka jos ir kalba, ir savarankiškumas, ir nebegeba nei valgyti pasidaryti tuo metu, jau kai važiavo į Santaros klinikas, jau buvo problematiška ir valgyti pasigaminti. Tai esmė buvo, kad tikrai kažkas yra, bet kas neaišku. Tai diagnozė iš tikrųjų leido mums suvokti, kas kaip ir susidėlioti taškelius ant i. Bet kad tai būtų palengvinimas, nemanau, iš tikrųjų. Tiesiog priėmimas gal labiau. O jūsų pačios gyvenimui tai lėmė tai, kad jūs sugrįžote į Lietuvą, ne? Taip, po 12 metų emigracijos grįžau su vaikais į Lietuvą. Ačiū, keliausim toliau ir dabar turime pranešimą iš ponios Gretos Šemeneckienės apie diagnostiką.